As many of you know, just over 4 years ago, the United States SEC filed its lawsuit against Ripple. I'm finally able to announce that this case has ended. It's over. Sitting here today and reflecting on 4 years ago, it seems very clear to me that this case was doomed from the start. In so many ways, it was the first major shot fired in the war on crypto. I truly felt like I knew then that Ripple was not only on the right side of the law, but I felt that we were also going to be proven to be on the right side of history. It really, I think, sends an ominous sign for innovation around cryptocurrency in the United States. Picking winners in general has not been something the U.S. government should be in the business of doing. I think the judge realizes this is not just about Ripple. This will have broader implications. As Mary Jo White, the former head of the SEC, has said publicly that she views this as a dead wrong, and the SEC is dead wrong on this decision. Ripple is the first company with the resources, determination, and grit to fight back against the agency's overreach. And today, this journey finally concludes. Today is a victory and a long overdue surrender by the SEC. The SEC, under Chairman Gary Gensler, went after the whole industry, using the same arguments they used against us. They weren't out to protect investors. They were out to intimidate and terrorize. The regulator, whose primary purpose is to protect investors, went all in on a non-fraud, victimless lawsuit and wiped out $15 billion of value from innocent XRP holders. The SEC was the market manipulator. The SEC wasn't seeking justice. They were seeking to win a case at any cost. Forces inside our government aligned with the SEC and embarked on a campaign of debanking anyone associated with the crypto industry. This was lawfare, a war of legal terror. Fortunately, the judge rebuked the SEC multiple times in this journey. First, for lacking a, quote, faithful allegiance to the law. The SEC was sanctioned in our case for discovery abuses, and the pattern was repeated in other crypto cases. Well, let's just say they're trying to confuse you. We won then on every critical legal point, proving that the digital asset XRP is not a security. That is now the law. And those wins have laid the groundwork for policymakers to adopt a set of rules for crypto that are in line with nearly a century of securities law. With today's news, the war on crypto has ended in defeat for those who turned our own government against a technology and an entire industry. Sveiki, kriptoentuziastai. Šiandien pradėjome nuo Ripple pergalės. SEC pagaliau meta rankšluostį prieš Ripple. Po daugiau nei 4 metų kovos SEC sutiko atsisakyti apeliacijos prieš teisėjos Analizos Torres 2023 metų sprendimą. Žinoma, dar laukiama komisijos patvirtinimo, bet tai jau formalumas. Torres sprendimas lieka galioti XRP pardavimai per biržas, nevertybiniai popieriai. O tai milžiniška pergalė ne tik Ripple, bet ir visai kripto industrijai. Dabar Ripple svarsto, ką daryti dėl $125 milijonų baudos ir draudimo parduoti XRP instituciniams investuotojams be registracijos. Dabar kamuolys Ripple rankose ir iš Bloombergo interviu su Brett Garlinghouse susidaro nuomonė, kad Ripple bandys susitarti dėl mažesnės baudos. Why not drop the case at this point? Why not clear the water? Well, that certainly is an option. I mean, again, it's clear the SEC has said, they, I think in retrospect, never would have brought this case. The judge did rule in certain instances back in 2015 and 2016, some XRP sales that we sold to accredited investors, to institutions, that those had constituted a security. And so there was a $125 million fine that's sitting in escrow. We wouldn't mind having that back. That's on the table. And I think there's some nuances to how this will play out. But it was important for us, for really the whole XRP community, for them to know that the case is over. For all intents and purposes, the case is over. The SEC is no longer pursuing this. Po šios naujienos XRP kaina perkopė $2,5 ribą, pakilo 10% vos per kelias valandas. Bet tai buvo naujienomis pagrįstas šuolis ir kaina jau beveik sugrįžo į pradinį tašką. O banginiai, tie, kas turi daugiau nei milijoną XRP, per pastaruosius 2 mėnesius sukaupė 46,4 milijardus monetų, padidindami savo atsargas 6,5%. Taip pat kovo mėnesį XRP tinkle unikalių piniginių aktyvumas išaugo 6 kartus.
Tai rodo, kad XRP ekosistema ne tik atsigauna po teisinio košmaro, bet ir ruošiasi naujam šuoliui. Po ginčio pabaigos matome, kad Binomial paleido pirmuosius CFTC reguliuojamus XRP ateities sandorius Jungtinėse Amerikos valstijose. Tai fiziškai atsiskaitomi sandoriai, kas reiškia realų poveikį rinkai, o ne tik popierinius žaidimus. Taip pat Binomial savarankiškai atsisakė savo iškeltos bylos prieš SEC, sakydami, kad reguliavimo aiškumas gerėja. Kaip matom, SEC traukiasi, o kripto rinka pradeda vis labiau atsiverti. Tuo tarpu Ripple USD arba RLUSD dabar pasiekiamas per LMAX Digital, institucinę biržą Londone, nuo kovo 19 dienos. Dabar per šią biržą instituciniai žaidėjai galės prisijungti prie DeFi naudodami RLUSD stablecoiną. O dabar pakalbam apie Bitcoiną. Strategy, anksčiau žinoma kaip MicroStrategy, toliau kaupia Bitcoiną kaip niekas kitas. Jie ką tik įsigijo dar 130 Bitcoinų už $10,7 milijono. Už kiekvieną mokėdami po $82 981 ir pasiekė 6,9% pelningumo šiais metais. Kovo 16 dienos duomenimis jie turi 499 226 bitkoinus, įsigytų už $33,1 milijardo. Ir tai dar ne viskas. Kovo 18 dieną jie paskelbė viešai siūlantis 5 milijonus akcijų su 10% dividendais, kad surinktų dar daugiau lėšų bitkoino pirkimui. Na, šiai kompanijai yra tik du keliai. Jie arba taps didžiausia kompanija pasaulyje pagal rinkos kapitalizaciją, arba tiesiog bankrutuos. O kaip jūs galvojat, kuris variantas labiausiai tikėtinas? Parašykite į komentarus. Tačiau ne visi taip entuziastingai žiūri Bitcoiną kaip Michael Saylor ir jo Strategy. Korėjos centrinis bankas pirmą kartą viešai pareiškė, kad neplanuoja įtraukti Bitcoino į savo užsienio valiutų rezervus. Per daug rizikos, jie sako. Taip pat galvoja ir Šveicarijos nacionalinis bankas. Jo prezidentas Martin Schlegel sako, kad Bitcoinas per daug svyruoja, nėra saugus ir neturi teisinio pagrindo. Šio fakto nekeičia ir Trumpo kūriamas JAV strateginis Bitcoino rezervas. O štai Amerikoje Volatility Shares kovo 20 dieną paleido pirmuosius Solana Futures ETF. SolZ seka Solana ateities sandorius, o SolT siūlo 2 kartus svertinę ekspoziciją. Tai dar vienas ženklas, kad kripto tampa mainstreamu ir tokie produktai kaip ETF suteikia galimybę instituciniams investuotojams investuoti ne tik į Bitcoiną ar Ethereum, bet po truputį ir į kitas alternatyvias monetas. Turime naujienų, kad ir Pakistanas juda link kriptovaliutų legalizavimo. Nors iki šiol ten kripto buvo šešėlyje, bet matome, kad ir jie keičia nuomonę. Tuo tarpu Dubajus pradėjo nekilnojamo turto tokenizacijos projektą. Pirmą kartą viduriniuose rytuose tokenizuodamas nuosavybės dokumentus. Jie prognozuoja, kad sektorius augs po 16 milijardų AED kasmet ir iki 2033 metų turėtų pasiekti 60 milijardų. Tai sudarys 7% visos nekilnojamo turto rinkos. Toliau, Hedera bendradarbiauja su Heptagon, siekdama integruoti Jungtinių tautų skaitmeninį viešąjį gėrį, nacionalinį anglies dioksido registrą. Su Hedera Guardian platforma skirta anglies dioksido rinkoms, šis žingsnis įgyvendinamas tuo metu, kai HBAR fondo nariai šią savaitę dalyvavo Rytų Afrikos anglies dioksido rinkos alijanso susitikime Nairobyje. Naujoji partnerystė suteiks galimybę bet kuriai valstybei, įmoniai ar organizacijai skaitmeninti ir tokenizuoti savo anglies dioksido rinkas Hedera tinkle. Kita naujiena iš Microsoft. Jie aptiko naują trojaną, kuris taikosi į kriptopiniginės per Google Chrome naršyklę. Į šio viruso taikinių sąrašą patenka tokios piniginės kaip MetaMask, Coinbase Wallet,
Trust Wallet ir daugelį kitų. Tai priminimas, kad augant rinkai auga ir pavojai, todėl saugokite savo privačius raktus ir būkite labai atsargus. Toliau Kinijos valstybinė žiniasklaida ragina vyriausybę skubinti juano stablecoinus, kad mestų iššūkį JAV dolerio dominavimui. Taigi skaitmeninis geopolitinis žaidimas prasideda, o štai Australija tuo tarpu siūlo naują kripto reguliavimo struktūrą, planuodama integruoti skaitmeninius turtus į ekonomiką. Jie tyria tokenizaciją, realaus pasaulio turtą, RWA ir CBDCs. Ir galiausiai dar viena SEC dovanėlė kriptokasėjams. Kovo 20 dieną jie paskelbė, kad Proof of Work kasyba, tokia kaip Bitcoino, nėra vertybiniai popieriai. Tai didžiulis laimėjimas kasėjams Jungtinėse Amerikos valstijose. Jiems nebereikės registruotis ar bijoti reguliavimo kirčio. Bitcoinas, Litecoinas, Dogecoin, visi Proof of Work projektai galės lengviau atsikvėpti. Taigi šiandien tiek žinių, ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalą, spauskite nykštį ir iki pasimatymo kitą kartą.